Žinai, praėjusi ilgą gijimo kelią, ilgą saviugdos kelią, supratau vieną esminį dalyką. Kaip veikia pinigų energija, kaip veikia manifestacija, arba tiksliau, kodėl tai neveikia. Tai dar ankstyvoj paauglystėje, kol nebuvo visos šitos informacijos ir visų šitų žinių, aš kūriau savo autorinės afirmacijas. Ir tai galima sakyti, aš tiesiog atsinešiau ateidama į šitą žemę, manęs to niekas nemokino, man to niekas nepasakojo, aš to niekur nemačiau, bet tiesiog aš taip jaučiau ir aš taip dariau. Nors tas afirmacijų kartojimas iš dalies veikė, bet buvo du esminiai dalykai. Tai vienas dalykas, kad kai nustodavau tai daryti, tai viskas grįždavo tarsi į senas vėžes. Ir antras dalykas, kad tas afirmacijų, manifestacijų išsipildymas ateidavo su tam tikra kaina. Tai vadinasi, kad aš kažką gaudavau, bet tarsi turėdavau kažką ir atiduoti. Ir vėliau atradau, jog tas trūkstamas elementas, kad viskas vyktų sklandžiai, yra įkūnijimas. Į ką įeina darbas su nervų sistema, darbas su pasąmonė. Ir todėl savo patirtyje radau tinkamiausius būdus, kaip efektyviai atsidurti reikiamam taške, reikiamoj pozicijoje, reikiamam suvokime, kaip tai pasiekti. Tai greitų metų jūs pasieks naujienos ir jeigu nori būti pirmas, kuris apie tai sužinos, tai prenumeruok mano naujienlaiškį, nuorodą profilyje, tai nieko nekainuoja. O jeigu nori jau šiandien pradėti savo transformacijos kelionę, tai aš sukūriau labai galingą įrankį, kuriuo jau pasinaudojo ir džiaugiasi daugybė žmonių, tai yra pinigų srauto hipnozė. Tai nuoroda taip pat profilyje.